segmento būsime praktiškesni ir kalbėsime ir apie pirkimus. Ir dabar kviečiu Martin Žblauš, pirkimų vadovą iš Rail Baltica, kuris kalbės apie bendrasias viešųjų pirkimų galimybės susijusias su Arba Rail, ir kuris kalbės apie bendruosius projektus. Kągi, Martins, žodis jums. Kągi, ponios ir ponai, man labai malonu čia dalyvauti ir papasakoti apie 24 metų viešųjų pirkimų planą. Ir aš taip pat jums pateiksiu informacijos apie politikos krypčių ir standartų pokyčius, taip pat apie dabartinius viešuosius pirkimus ir, žinoma, galimybės. Ir kaip visada mes teikiame informaciją apie tai, kur ir kaip teikti prašymus dėl viešųjų pirkimų. Taigi pradėsiu nuo vienos veiklos, kurią atlikome ne taip seniai, šių metų pradžioje, ir tai buvo esamo viešųjų pirkimų standartų ir gairių peržiūra. Tai yra bendras dokumentas, kuris yra politinio pobūdžio dokumentas, į kurį įeina minimalūs reikalavimai, kuriais vadovaujasi projektas viešųjų pirkimų procedūrų taikymo metu. Taigi, kalbant apie poreikius, apie projekto etapus ir būseną, kada projektas pereina į aktyvų viešų pirkimų etapą, aktyvių statybų etapą, mes nustatėme, kad mums reikia peržiūrėti procedūras, kad mūsų politika taptų lankstesnė ir draugiškesnė, kad mes sklandžiau galėtume pereiti prie reikalingų valdymo punktų. Taigi mes iš esmės įtraukėme du pagrindinius pokyčius. Vienas iš jų yra susijęs su administravimu, o kitas yra susijęs su minimaliais reikalavimais. Nes ne viena projekto reikalavimai turi atsispindėti standartuose, rekomendacijose, bet ir rinkos situacija turi atsispindėti. Kadangi rinkos situacija pasikeitė, buvo pakeistas reikalavimų komplektas ir tam tikri reikalavimai buvo sumažinti, tie, kurie buvo nustatyti kaip bereikalingi. Ir taip pat mes pasiruošę jau būsimiems pokyčiams susijusiams su būsimom greitom statybom, todėl jau yra platforma, kur galima keisti šitos dokumentus, bendruosius reikalavimus ir gaires, bendruosius pirkimų standartus ir gaires. Ir atsiprašau, aš šokinėju per skaidres ir šioje skaidrėje jūs matote šį politikos dokumentą, bendrai pirkimų standartų ir gairių dokumentą. Jis yra skelbiamas mūsų puslapyje viešųjų pirkimų skiltyje. Kalbant apie einamasias veiklas, prieš šį pristatymą mes gavome porą klausimų. Iš jų matome, kad rinkos dalyviai labai domisi pagrindinėmis viešųjų pirkimų veiklomis, už kurias atsakinga Arba Rail Baltica, kalbant ir apie medžiagas, ir faktiškai šitie pirkimai labai ilgi, jie jau prasidėjo prieš porą metų, prasidėjo pradinės veiklos susijusios su šiomis tiekimo sutartimis ir iš tiesų labai trumpai aš išvardinsiu punktus, kalbant apie požeminių kabelių izoliavimo medžiagas. Mes esame netoli
sutarties pasirašymo. Sutarties pirkimas paskelbtas praeitais metais, kalbant apie sutartį, yra techninių dalykų, į kuriuos turėjome atsižvelgti. Kalbant apie medžiagų tiekimo aprėptį, todėl tai užtruko ilgiau, tačiau kalbant apie bėgius, pabėgius, taip pat balastą ir iešmus, dabar mes jau esame baigiamuosiuose dėrybių etapuose su gamintojais ir tai turėtų būti pabaigta, viskas turėtų būti pabaigta, tai yra sutartis, turėtų būti pasirašytos anksčiau ar vėliau, bet bent jau iki šių metų pabaigos. Toliau dar viena iš vykdomų veiklų yra projektavimo sutartis, viena Latvijoje ir 3 Lietuvoje. Jos irgi turi būti užbaigtos šiemet, pasirašant sutartis. Toliau labai svarbu paminėti, kad mes turime kontrolės valdymo ir signalizacijos posistemio viešuosius pirkimus. Dabar jau perėjome į antrąjį etapą, paskelbtas antrasis etapas ir manome, kad sugebėsime pasirašyti sutartį dėl šios posistemės kitų metų pradžioje. Bendrai, kalbant apie tai, kiek vyksta pirkimų dabar procesų, tai yra maždaug už 3 milijardus eurų, taigi sumos didelės, apimtis didelės. Dabar jau galim pereiti prie kitos skaidrės, prašom, apie galimybės, kurios vis dar yra. Kadangi aš jau aptariau, kokie pirkimai vyksta, planuojame pabaigti, o dabar mes pereiname po truputėlį nuo planavimo, projektavimo etapo prie statybų ir tiekimo etapo, apie tai irgi girdėsite daugiau kiek vėliau, nes šie pirkimai yra įgyvendinančių įstaigų atsakomybė. Ir tai irgi matosi 24 metų viešųjų pirkimų plane. Taigi, iš viso yra 39 viešieji pirkimai, tai yra galimybės rinkos tiekėjams. Ir iš viso šių metų viešųjų pirkimo vertė bendra yra apie 10 milijonų eurų. Nėra tai labai daug, nes veiklos, kaip jos buvo padalintos, kalbant apie pirkimus, tos, kurios buvo numatytos, jau baigėsi po truputėlį, o dabar mes pereiname prie kitų veiklų, kurios daugiau bus susijusios su aptarnavimu, palaikymu, statybų darbų ir taip pat su bendraisiais projekto poreikiais. Todėl pirkimų plane yra 2 stambios grupės, į kurias paskirstyti šitie 39 viešieji pirkimai. Taigi, tai yra pagrindinės paslaugų ir prekių sritis ir projekto veikla ir būtinos įgyvendinimo paramos paslaugos. Kaip pavyzdžiui, teisinės paslaugos, ekspertų paslaugos, tikimybių studijos, ekonominiai tyrimai, visą tai, ko reikia projektams įgyvendinti. Ir kaip buvo minėta ankstesnėse skaidrėse, mes jau baiginėjame ir pasirašome sutartis dėl medžiagų ir todėl mums reikės laboratorinių tyrimų paslaugų ir sutarčių tikrinti medžiagoms. O dabar pasižiūrėkime į viešųjų pirkimų grafiką numatomą. Kaip matome, jis ganėtinai ambicingas, kalbant apie turimus terminus laiko, mes jau porą viešųjų pirkimų paskelbėme, pirmąjį šių metų ketvirtį.
Dėl detalių prašom patikrinti mūsų puslapį, kokia yra jų būsena, bet šioje skaidrėje numatytos galimybės, kuriomis galima pasinaudoti. Šie viešieji pirkimai bus neužilgo paskelbti, todėl sekite naujienas, prašom. Ir norėčiau paminėti ir netgi pabrėžti, kad kalbant apie šios viešuosius pirkimus, mes artėjame link dabartinės ekspertų paslaugų sutarties termino pabaigos ir bus paskelbtas dar vienas konkursas dėl ekspertų grupės paslaugų. Ir kalbant apie ekspertus susijusius su geležinkelio, techniniais ir kitais aspektais, tiesiog stebėkite naujienas, taip pat bus paskelbtas konkursas dėl įvairių teisinių paslaugų viešųjų pirkimų ir taip pat arčiau metų pabaigos matysime sistemos integravimo paslaugų ir transporto modeliavimo ir tendencijų pirkimo skelbimus. Tačiau visa ši informacija jau yra paskelbta mūsų tinklalapyje ir jūs galite patys susipažinti ir su viešųjų pirkimų planu. Ir taip pat įgyventinančių institucijų viešųjų pirkimų planai irgi turėtų būti neužilgo atnaujinti. Ir dar labai svarbu paminėti, tai naujokams, būtent kaip teikti paraiškas dėl viešųjų pirkimų. Taigi pirmoji stotelė yra railbaltica.org, viešųjų pirkimų dalis, ten yra viešųjų pirkimų planas, taip pat gairės arba rekomendacijos, kaip teikti paraiškas, taip pat yra bendrųjų viešųjų pirkimų standartų ir gairių dokumentas ir labai svarbu užsiregistruoti paminėtame tinklalapyje, nes Rail Baltica naudoja šią sistemą skelbti konkursams, viešiesiams pirkimams ir registracija yra nemokama. Ir jeigu turite klausimų, tai būtinai juos atsiųskite mums ir mes su malonumu pateiksime rekomendacijas, kaip teikti paraiškas. Taigi tiek iš pirkimų srities. Šiandien. Ačiū labai, Martin, turime porą klausimų. Į porą jau atsakėme, bet, matyt, verta pasikartoti, nes dažnai jie yra užduodami. Ir taip pat matome ir slaido klausimus. Taigi, koks yra elektrifikacijos ir kontrolės valdymo ir signalizacijos posistemės viešųjų pirkimų? Kokia yra būklė? Taigi, tai yra vienas iš stambių pirkimų šiuo metu vykdomų. Pirkimų komisija veikia ir galiu Jums pateikti tokią informaciją, kad šiuo metu dėl šių viešųjų pirkimų vyksta dėrybos. Ir aš negaliu atskleisti viešai daug detalių, bet yra planuojama, kad vasaros pabaigoje dėrybos baigsis ir mes pereisime prie laimėtojo atrankos. Taigi, aš kalbu apie šiemet. Kągi, ačiū. Aš tikiuosi, kad į klausimą užduota buvo atsakyta. Toliau kitas klausimas yra susijęs su konsoliduotais viešaisiais pirkimais. Ar galima bus pirkti bėgius, pabėgius, iešmus ir visą kitą pagal tos grupinius pirkimus, bendrosius pirkimus. Kągi, labai konkretus klausimas, jau daug informacijos
plaukioja apie konsoliduotus medžiagų pirkimo tas rėminės sutartis ir pagal užduotis, pagal bendrąjį pirkimų planą, tai bendra įmonė perka medžiagas, o kalbant apie įgyvendinimo planą, tai jame numatoma, kad šios medžiagos bus tiekiamos ten, kur jų naudojimas yra naudingas, todėl kiekviena įgyvendinanti organizacija turėtų susitarti su rangovu, kaip naudotis šiomis statybinėmis medžiagomis ir kaip naudotis jomis kaip medžiagų šaltiniu, kaip išteklių šaltiniu. Aš negaliu Jums labai šiuo metu detalizuoti, bet tiesiog kreipkitės į įgyvendinimo organizacijas, nes jos atsakingos už šios sutartis. Kitas klausimas. Ačiū už atsakymą. Taigi klausimas. Kaip numatote riedmenų viešai pirkimą? Kaip jis bus vykdomas? Labai geri klausimai, kuriuos gaunate iš slaido. Taigi, riedmenų viešasis pirkimas. Nenuostabu, jog tam, kad įsigytume riedmenų geležinkelių sektoriuje, tai tam reikalingas ilgas procesas. Todėl, jeigu kalbame apie operacijas arba veiklą, kuri turėtų prasidėti apie 30 metus, tai reiškia, jog viešieji pirkimai turėtų įvykti labai greitai, taip galiu pasakyti. Klausimai dėl to, kas bus juridinis asmuo, irgi yra visiškai atskiras klausimas. Tai turėtų būti geležinkeliai, bet kalbant apie rinką, aš manau, kad jūs turėtumėte laukti veiklų ar susijusius su tuo, iš kur pirkti riedmenis, rinkos tyrimų, kainų analizės. Ir tokios veiklos turėtų prasidėti labai greitai. Ačiū. Toliau kitas klausimas, aš manau, kad tai paskutinis klausimas šios sesijos metu. Ar įmanoma pateikti preliminarios informacijos apie būsimus konkursus, kad galima būtų pasiruošti ir paieškoti partnerių? Aš manau, kad čia daugiau eina kalba apie viešųjų pirkimų ir konkursų apimtį. Tai pirmiausia, mes turime paskelbtą viešųjų pirkimų planą. Tai yra pradinis informacijos vienetas. Taigi pirmiausia, jūs užsiregistruojate ir gaunate informaciją, kada paprašote atnaujintos informacijos ir gaunate ją ir nieko nepraleidžiate. Jeigu jūs domina konkretus viešasis pirkimas, tai susisiekite su mumis ir užduokite klausimus apie tai, kada mes galėsime daugmaž pateikti informaciją. Tačiau kita vertus labai svarbu tai, kad mes organizuojame ir pateikiame viešą informaciją apie būsimus pirkimus ir mes kreipiamės į rinką, kad išsiaiškintume, ko mes galime tikėtis iš rinkos, kokių pajėgumų, kokia struktūra gali būti mūsų genrangovų, rangovų, subrangovų ir mes konsultuojamės su rinka dėl to ir vykdome rinkos analizę. Todėl, jeigu jūs domina koks nors konkretus viešasis pirkimas, susisiekite su mumis ir mes tikrai pasinaudosime jūsų informaciją tam, kad numatytume tokių prekių ir paslaugų pirkimo strategiją. Ačiū labai. Dar kartą Martin Blaus, pirkimų vadovas arba Rail. Ačiū labai ir dabar pabaigęs šią temą pereisime prie kalbų.